Labas rytas. Dabar einam prasėti pro mokyklą, nes mums visą laiką yra pirmas langas, tai einam pasivaikščioti, nes neįdomu tiesiog sėdėti vienoje vietoje. Čia sugalvojom, kad reikia nueiti į tualetus, pažiūrėti, ar įstatė naujus detektorius ir pasirodo, tai pastatė dūmų detektorius. Einam į pačią geriausią mokyklos vietą, tai yra valgykla. Čia viskas labai skanu. Mūsų valgykla yra vertinta 5 balais, bet iš tikrųjų nėra labai skanu, bet visai neblogai. Aš kaip visą laiką sriubytę valgau, parodyk, ką valgai. Kepsis visko. Bandelė, su sūrius. Ieva nemoka valgyti, išsitepė megztinį. Dabar einam filmuoti outfito antros dalies video. Dabar filmuosim trumpą reklamą, kas yra Ievos kuprinėje ir susitiksime visai netrukus. Jau viską nufilmavom ir dabar liko tik susidėti daiktus ir eiti į pamokas. Bėgau laiptais į pamoką ir čia kažką pradėjau sakyti, kad nebėgautumėt laiptais, nes nugrūsit irgi. Aš dabar filmuoju nusikaltimą lygioje vietoje. Viktorija vagia teptukus. Jis tiesiog pavogė visus teptukus ir vandenį iš mokyklos. Kaip tau negėda? Jinai šoks pro langą. Dar neįvogė, sakė, lėkštutę. Tai tu valgysi su tą lėkštutę, gal? Stovi kažkoks vaikas ir aš išbėgau. Ir jis tiesiog, jisai mane matai, turiu toks ant. Tai pamokos baigės, prasidėjau tiesiog dailį vieną pamoką veltui ir atleido mane nuo vieno darbo, tai dabar žiauriai gerai, nes nereikės namuose daryti. Pasisekė, o dabar einu namo. Dar daiktus namo pasiėmiau senus, nes galvojau, kad namuose darysiu darbą, bet nedarysiu, nes atleido nuo šitą darbą ir dabar darysiu kitą darbą. O dabar einu iki autobusų ir važiuoju namo. Realiai, kaip fainai, va dabar man pasakė, kad mano vlogai žiauriai fainai. Dabar su visai kita nuotaika tiesiog namo einu, nes tiesiog žiauriai fainai. Šiaip yra labai geras oras lauke, tai dėl to galvoju, kad geriau nueiti į lauką ir pasidėti lauke, pavyzdžiui, padaryti namų darbus arba pradėti montuoti šitą video, negu tiesiog sėdėti namuose. Tai jau noriu su jumis atsisveikinti, ačiū, kad žiūrėjot ir ate!